Bitininkystė Lietuvoje – tai svarbi žemės ūkio šaka, turinti didelę reikšmę tiek maisto gamybai, tiek biologinės įvairovės išsaugojimui. Bitės apdulkina daugelį augalų rūšių, todėl jų svarba ekosistemai ir žemės ūkiui yra itin didelė. Siekiant stiprinti šį sektorių, Lietuvoje įgyvendinama priemonė parama bitininkystės sektoriui. Šios paramos tikslas – padėti bitininkams tobulinti savo veiklą, modernizuoti ūkius, gerinti bičių sveikatą ir didinti bitininkystės sektoriaus konkurencingumą. Šiame video pristatysime 2 pirmąsias šios priemonės veiklas, kurios orientuotos į bitininkų žinių stiprinimą ir bičių ūkių modernizavimą. Pirmoji veikla – švietimas, mokymas ir techninė parama bitininkams. Šios priemonės tikslas – stiprinti bitininkų žinias ir praktinius įgūdžius, skatinti pažangių technologijų taikymą bei dalintis gerąją bitininkystės praktiką. Pagal šią priemonę gali būti finansuojamos įvairios veiklos, pavyzdžiui, bitininkų mokymai ir seminarai, konsultacijos bitininkystės klausimais, informaciniai renginiai, mokomosios ir metodinės medžiagos rengimas. Taip pat gali būti organizuojamos praktinės demonstracijos, kurių metu bitininkai gali susipažinti su naujausiomis technologijomis, įranga ir moderniais bitininkavimo metodais. Tokie mokymai padeda bitininkams geriau suprasti bičių biologiją, tinkamai prižiūrėti bičių šeimas ir efektyviau organizuoti savo veiklą. Pagal šią priemonę vienam projektui gali būti skiriama iki maždaug 20 000 eurų paramos, kuri naudojama mokymams, konsultacijoms ir informacijos sklaidai organizuoti. Antroji veikla orientuota į bičių ūkių stiprinimą ir modernizavimą. Pagal šią priemonę bitininkai gali gauti paramą bičių šeimų atnaujinimui, bitininkavimo inventoriaus įsigijimui ir bičių ligų prevencijos priemonėms. Remiamos veiklos gali apimti bičių motinėlių įsigijimą, bičių šeimų atnaujinimą, bitininkavimo įrangos ir inventoriaus įsigijimą, priemonės bičių ligų prevencijai ir kontroliai. Šios investicijos padeda bitininkams užtikrinti stipres ir sveikas bičių šeimas, kurios yra būtinos tiek medaus gamybai, tiek augalų apdulkinimui. Modernus bitininkavimo inventorius taip pat leidžia dirbti efektyviau, gerinti darbo sąlygas ir didinti ūkių produktyvumą. Pagal šią priemonę vienam bitininkui parama išmokama pagal fiksuotus įkainius, bičių šeimų atnaujinimui, įrangai ir bičių sveikatos užtikrinimo priemonėms įsigyti. Šios priemonės padeda bitininkams stiprinti savo ūkius, gerinti bičių sveikatą ir prisidėti prie tvaraus bitininkystės sektoriaus vystymo Lietuvoje. Jeigu jau užsiemate bitininkystę, ši parama gali padėti stiprinti jūsų ūkį, atnaujinti inventorių ir plėsti veiklą. O jei svarstote pradėti, tai puikia galimybė žengti pirmosius žingsnius bitininkystėje su valstybės parama. Bitininkystė – tai ne tik verslas ar pomėgis, tai veikla, kuri prisideda prie gamtos išsaugojimo ir tvaraus žemės ūkio ateities. Pasinaudokite galimybę stiprinti savo ūkį ir kartu prisidėti prie Lietuvos bitininkystės sektoriaus augimo. Daugiau informacijos apie paramos galimybės ir paraiškų teikimą galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje www.nma.lt.